galingiausias programos duomenų analizės įrankis pivot table arba sukinys ankstesnėse versijose buvo naudojamas tik patyrusių vartotojų tarpe. Šis nuostabus Excel funkcionalumas atstumdavo vartotoją dėl sudėtingo, ilgo ir specifinių žinių reikalaujančio kūrimo bei nemažiau paslaptingo veikimo pertvarkymo veiksmų. 2007 versijoje padaryti esminiai sukinio kūrimo paprastumo ir tolesnio darbo su juo patobulinimai leidžia visiems naudotis šią unikalią duomenų analizės priemonę. Detaliai darbo su sukiniu mes nenagrinėsime, tam reikia atskirų pakankamai rimtų mokymų. Apžvelkime, kaip atrodo jo kūrimas bei elementarūs pertvarkymo veiksmai. Tarkime, turime lentelę su pardavimo informacija per tam tikrą laikotarpį, paslaugos kodų, kainą, pirkėjų, pardavėjų ir kitą. Norime atlikti lentelės duomenų pjūvį pagal pasirinktą lauką. Tarkim, kiek pardavėjas pardavė per pasirinkto ilgo laikotarpį paslaugų, kokiai sumai, arba kokia vidutinė paslaugos pardavimo kaina buvo per laikotarpį, arba per pirkėją ir taip toliau. Pažymėjus bet kokią ląstelę lentelės viduje, skirtuke Insert, pasirinkame operaciją Pivot Table. Dabar kūrimui tereikia tik nurodyti duomenų šaltinį bei suvestinės kūrimo vietą ir spustelti OK. Šiuo atveju jisai pats apibrėžia sritį, kurią atpažino ir kurs dinaminė suvestinė naujajam lape. Spaudžiam OK. Vaizdas kiek skiriasi nuo to, ką mes matėme anksčiau. Visi lentelės laukai matomi dešinėje pusėje. Ir žinomas iš anksčiau sukinio sritis, taip pat matomas šioje panelėje. Tai yra Report Filter, anksčiau jis vadinasi Data, Column Labels, anksčiau Column, Row Labels, Row ir Values skaičiuojamoji sritis, kuri anksčiau vadinasi Data. Pavaizdavimo dėliai pasirinkime eilutės srities lauką pirkėjas, tai yra grupuokim eilutėje pagal pirkėjo įrašus, o stulpelio srities laukus pasirinkime pardavėjas, grupuokime įrašus pagal lauko pardavėjas, unikalias reikšmės ir sutarties pasirašymo dieną irgi į stulpelio sritį. Pagal šiuos pjūvius sumuokime lauko sumą su PVM pritaikius nuolaidą reikšmės. Taigi, sukūrėm tokią paprastą dinaminę suvestinę pradžiai. Kitas sukinio funkcionalumas yra arba ženkliai patobulintas, arba papildytas labai reikalingomis operacijomis. Bet tai galima nagrinėti tik mokymo metu.